Labas, labas. Kaip sekasi trekdėjai važiuoti? Šiaip gerai sekasi. Pirmas važiavimas buvo toks, sakyčiau, sudėtingas. Nes šitoj trasoj pirmą kartą. Pagrinde Lietuvoje Kaune Kačerginėje važinėjome. Bet jau dabar kelintas čia gavosi ketvirtas važiavimas. Tai šiaip kuo toliau, to geriau. Trasa pradėjo patikti. Kiek sekundžių nukirpai nuo pirmo važiavimo iki dabartinio? Nu, aš manau, 10 tai tikrai bus. 10 sekundžių pagerinti, ne? Jo, 10 sekundžių šiaip. Supratau. Senai važinėjai su motociklais? Šitas yra ketvirtas sezonas, ketvirta vasara. Ketvirta vasara, ne? O trasoj kiek metų? Tai ir ketvirtas sezonas. Ketvirtas sezonas, ne? Taip. Truputėlį apie tavo motociklą. Ar yra čia kažkas tai tokio paruošta, kažkas stebuklingo sudėta? Šiaip iš to, kas deda arklio galių, tai nieko. Sportinės rankenėlės yra, bet čia tuningas skaitosi. O esminių pakeitimų nėra, nei žvaigždės keistos, nei power komanderis dėtas, nei išmetimas darytas kažkoks sportinis, viskas yra stokinis variantas. Supratau. Ar rekomenduotum atvažiuoti šitokius trekdėjus tiems žmonėms, kas dar nevažiavo visai trasai? Šiaip tai žinoma. Aš pats, kai tik tai pradėjau važinėti, turbūt draugų, kaip sakyt, pakviestas važiuoju Kačerginę. Ir tik atvažiavęs iš ją supratau, kad važiuoti visiškai nemoku, nors galvojau, kad čia jūra iki kelių ir čia lakstysiu kai vėjas. Tai vat ir tas ir šiandien pasirodė, nes Kačerginėje kaip ir palyginus, mano nuomonė, aš jau įgudęs važiuoti, aišku, ne sportiniu režimu, bet tokiu jau, pakankamai mėgėjišku. O atvažiavau į naują trasą, pirmas ratas buvo pravažiavimas kažkas tokio, kad atrodo nieko čia nesupranti, kur čia sukti, kur čia stabdyti. O kas liečia važiavimo gatvėje, tai tie įgūdžiai turbūt ne pačioj gatvėje reikia mokytis, kaip sakyti, ir stabdyti, ir akceleruoti laiku. Jau ten, kaip sakyti, menka klaida ir jau batonas. Mačiau, čia atsivežę turit stalą ir pietus. Ką rekomenduotum pasiimti į trekdėjus tiems, kas atvažiuos ketina? Mes kaip ir pasidarėm piknikėlį. Aš reikia pasimti draugę kartu, kad kažką tais pagamintų. O šiaip tai mes šašlikėlį pasimėm, dešrelių pasigrilinom, kavytės pasidarėm. Kadangi tai yra hobis, tai reikia tą hobį paversti kaip ir pramogą. Taip sakant, du zuikiai vienu šūviu, kad būtų nušūti. Supratau. Gerai, dėkui tau už interviu. Prašau, sėkmės.